Vakar grįžau iš nuostabaus Sūduvos krašto, buvau netoli Vilkaviškio, šalia Basanavičiaus tėviškės. O šiandien atvažiavau pasižiūrėti, kadangi turiu laisvą dieną, atvažiavau pasižiūrėti į PSC stiliumi, į PSC reglamentų vykstančias varžybas. Tai ką noriu papasakoti jums. Iš tikrųjų tai labai dažnai, žmonės būna kažkokią atranda sodybą, emocijos, sako, vau, kaip faina, ten rekomenduojam ir taip toliau, bet kas liečia, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip šaudymą, tai visi matom filmuose, matom per televizorių, bet realiai tikriausiai didžioji dalis jūsų net neįsivaizduoja, kur galima išgirsti tikrą šūvio garsą, pasižiūrėti kartais, kaip dirbama yra su ginklu ir panašiai. Tai galiu pasakyti taip, prie kiekvieno miesto dažniausiai kur nors yra šaudykla, arčiau ar toliau. Ir pasižiūrėjus artimiausių varžybų grafiką, galima pasiplanuoti, atvykti ir iš arti pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo gyvai. Po tokių pasižiūrėjimo gal kažkas tai ir įstosite netgi į gretas. Aš pats nedalyvauju, bet dėl bendro išsilavinimo atvažiuoti pasižiūrėti yra visai faina, ypač turint laiko. Tai noriu pristatyti, čia yra Jūras, šitų varžybų organizatorius. Trumpai, Jūrai, kaip šiandienos varžybos pavyko? Pavyko gerai, ypač kas nudžiugina oras, nebuvo lietaus. Ir pagrindas yra, kad gera nuotaika. O šiaip, Jūrai, kokių pramogų gali tikėtis atvykęs žmogus iš šaudyklą, sakykime, iš pačio pusės? Taip, aš atstovauju Baltijos šaudymo centrą. Mes galime suteikti supažindinimą su ginklais. Tai yra programos kaip, pavyzdžiui, programa pistoletų. Tai yra, jie įeina 4 pistoletai ir revolveris. Pabandyti su visais pistoletais pašaudyti. Supažindinsim su jų konstrukcija, kuo jie skiriasi. Šitokio kurso kaina yra 50 eurų žmogui. Maždaug užima apie valandą, gal biškį daugiau. Žodžiu, pramogų galima jau rasti šitoj šaudykloj. Taip, ir kas liečia. O toliau tai pagrindas yra vis tiek, mes daugiau remiamės į propaguojam, tiesiog pasakęs, sportinį šaudymą. Tai yra ir treniruotės, ir taip užsiėmimai. Supratau. Ačiū, Jūrai.